Artūrai. Trečią. Kaip sekmadienis? Hello visiems ir dabar žiūrėkit, parodysiu bairį. Opa. Bairis tame, kad buvau su gipsu, susivaręs tos raiščius ir sakė, turi būti mėnesį mažiausiai vos ne su gipsu ir aš jau vaikštau. Be jokio gipso, be nieko, aš nesuprantu dėl ko, bet ta prasme, aš pats galvau žiauriai ilgai bus su to gipsu ir dabar jau galiu vaikščioti ir arba aš greit gyju, arba man nežinau dėl ko neskauda, bet žiauriai gerai čia yra. O dabar nuo ko norėčiau pradėti, parodysiu mini edituką iš Klaipėdos, buvau čia Klaipėdoje 2 dienas ir turiu tokį mini edituką iš kiemo, tai opa. Tai va, toks mini editukas, o Klaipėdoj, ką aš veikiau, tai filmavau ir buvau šiaip numanęs, susitikau su draugais ir panašiai, tai o dabar yra 3 valandos nakties, tai dar pabaigsiu sueditinti vieną video ir manau neisiu miegoti ir tiesiog tiesiai varysiu motokrosą, nes visai kaip ir sakiau, geriau nemiegoti šis, negu pamiegoti kokią valandą, nes tada dar blogiau jautiesi, tai manau susitiksim tada, kai krausiuosi daiktus ir dėsiuosi dronus visokius ir panašiai, tai... Dabar jau yra 4, video dar nespėjau sueditinti ir pagalvojau, kad reikia editinti, vis tiek editinu video lovoje, tai reikia pirmą pasiklot lovą. Turiu pilną daiktų čia, opa, čiužinys dormėjo, čiužinys pats geriausias, sumetu čia daiktus, vėliau pasiklosiu, dabar susikrausiu droną. Iš tikrųjų, tai čia man nelabai yra ką dėt, drono susidėjimas mano toks, opa, įmetu čia. Kur sparnai net neturiu supratimo, ta prasme, aš net neįsivaizduoju. Kiekvieną kartą kraustydamas stalčius atrandu vis naujų dalykų. Žiauriai buvo sunku atrasti, žiauriai sunku atrasti. Dabar įsidėsiu ir aš jums pasakysiu bairį. Ar dronas veikia dar tiksliai, nežinau, nes telefono iPhone'o kaip ir žinia neturiu ir dronas pasijungia tik prie iPhone'o telefono. Ar turiu, kas tikiuosi, atsisiųs drono programėlę ir pažiūrėsim, ar dronas veikia po paskutinio kritimo. Ir ką tik pagalvojau, nežinau, dėl ko aš susidėjau jį, nes yra nepakrautas ir reikia uždėti pakrauti. Drono baterija jau kraunasi. Kraunu virtuvėje visą laiką fotiką, droną ir panašiai, kad nemirksėtų man čia lemputės kambarį, kai miegu. Ir dabar, manau, visiems įdomu, kur motokrosas. Tai motokrosas bus Kėdainiuose, nuo Kauno maždaug šiam kokiu kilu. Ir į motokrosą varysiu su Artūrs ir dar 2 žmonėm. Motokrosas ten nėra kažkoks Lietuvos čempionatas ar Lietuvos taurė ar kažkas, ten yra, man atrodo, žemės ūkio taurė ar kažkas Kėdainių, ten tiesiog komercinės varžybos, tai įdomu, kokia bus situacija ten. Ir praneša žiauriai gerus orus, 27 šilumos, man jau yra per karštą su džempu ir panašiai tikrai nebus, tai tikiuosi nebus žiauriai karšta. Ir dabar dėsiu kraut fotiką ir manau susitiksime tada, kai pasikrus fotikas ir jau maždaug išvažinėsiu iš namų. Situacija tai išėjo visiškai ne pagal planą, nuėjau pagulėti 20 minučių ir užmigau valandai ir jau galvau nebespėsiu, gerai, kad jie vėluoja, nes aš būčiau pasiėm droną. Tai visa laimė, kad jie vėluoja, nes aš būčiau niekaip nespėjęs, nes pramiegau ir norėčiau dar pamiegoti mašinoje ir tai vienu žodžiu gerai, kad suspėjau, iš tikrųjų. Dabar su dronais ir visko varau į apačią, nes man jau laukia. Einu šis to dronų ir panašiai, bet tai jų tai kieme nėra. Matame ir bairis. Aš kieme atsistojęs laukiu. Sveikas. O tu gal gyveni autobuse jau nuo ryto? Neleido to ramiai miegoti. Miegoji čia? Tai ką praėjai netraukia? Čia fūra mum pipsina. Tau busas aš turiu gerai eina, ne? Eik, čia į kalną vos užvažiavam. Nežinau, gausim tų veržlių per stiklą priekinį iš fūristų. Žiauriais greičiais važiuojam. kiek važiuojam? 7. Pilnu greičiu, žiūrėkit, fūra lenkia. Fūra lenkia, ant kiek grūsas? Nesupranti, gal čia dėl to, kad mocavą tą vežam. Dar vieną. Sūrinį, vienas lenkia. Žiūrėk, išsibėgėjau. 3 štukas apsukų. Nepaima 3. Mane 3 dabar eina, čia iškart nosas. Opa, davai. Čia iškart nosas. Davai. Niekas tai įsijungia. Pasiėmėm. Man tas video. Man čia vėl sakys, pasidedi kamerą. Mano. Ir tu man lyt pasiėmė. Prieš varžybas tik atvažiavom. Čia tiek benzus smirda, kad tu atjungsiu. Eiti, bet Tiksliau kvepia. Aš tai jau noriu išlipti ir važiuoja. Darova. Ką, Arnelis? Nieko. Nieko? Ne. Ką, važiuosi šiandien?
Labai dalyvių daug turbūt. čia žiūriu. Jo, atvažiavam Penki. tai 5. Kaip įtrinkė. Pirmą kartą šitą rankose laikau, žiūrėkit, bairis. Žiūrė. Opa, išsukė nuo vieno kito piršto. Pala neišėjo. Nu, čia jau žinokit, jis buvo. Turcija užsiregistravau ir gavai taloną pavalgyti. Jo, galėsim. Kaip šūliai su talonais. Nu, Normaliai. Einam trasą ir apsižiūrinėjom trasą, ne? taip. Šiaip palaistė gerai. Negerai? Ne, Kodėl? nes į vieną vietą kaip visą toks spylė. Į vieną vietą spylę. Aš labai vaikščiot negaliu, nes biškoja dar skaudama su įtvaru einu. Pametėjau. Nieko dalyvių nėra, ne? Ne, mes atvažiavam po kokį 7:40. Jo, 7:40. Ir kokios rimtai 5-4 mašinos stovėjo. Va taip trasikė atrodo. Čia maža dalis trasos. Aš čia buvau. Važiavau, va čia važiavau. Įslydau į tą žolės. Ir sakau, ramiu veidu nuvažiuosiu va nuo šitų žolių, o ten buvo belio koks grevys ir nahu, į tą griovį numirtau. Va, Čiapas irgi turi spinnerį. Geras, ne? Taigi, parodyk, ką čia turi. Ne, nieko. Parodyk, ką čia turi. Sumuštinių. Ką turi? Atsargiai duris. Tėvui pasakysiu, biški nugriuvo agurkų, bet... Čia kai smailas. Nice. Kas dabar bus kvalifikacinis? Martinas važiuos. Mano vaikinukas. Tavo vaikinukas dabar bus kvalifikacinis. Jisai važiavo pirmas. Pažiūrėk, jisai molinas dabar. Susirinkimas pavažiavimo vyksta. Kuris Aptarinėja, kas geriau važiavo, kas ko nešoka, blemba, kas griuvo. Marčis vėl be maikės įsirengęs kaip visą laiką. Nepavydė? Ne. Čiapas moca plauna. Tiksliau neplauna, o tupi. Dabar einu pažiūrėti, kas čia vyksta. Ką papasakos? Kaip sekės? Neblogai. Neblogai. Martinas kvalifikacinį pirmas, Arūnas antras. Arūnas antras, Marčis pirmas. Ble, trasą palaistytum. Čiapo šitas nepaveža Kercherio, vien žodžiu negali moco nuspausti, varys stogiu turbūt. Ką darai, Artūrai, dabar? Pleveles dediesi? Tu nenorėk, Čia kad va kamera motokrose lūžtų. būna taip, kad užsidedi pleveles, kad kai šlapia, nusiplėši, va. Ir būna nebepurvinė akiniai. Čia tas, kur su grafikom būdavo Pokemonų. Būdavo geras raideris. Ką tu sakai padaryti, Artūrai? Sutraumuoti. Sutraumuot? Noriu būti trečias. Tu nori būti trečias? Vienas čia bandė mušti su visais. Ir dabar mentai išveda, ir dabar jisai guli tiesiog. Sveiks, Nojau. Sveikas. Ką gero? Aš jį pirmą kartą pamačiau sakalinkėjimą, senelį. Sugijokoja. Ką? Sugijokoja. Jo, pohai. Susirinkim. Čiapas dabar piktas, nes ten stovi Čiapas, ten stovi Čiapo mocas, o ten Čiapo moca aplaistė vaštėva. Daunai. Daunai. Arnai papasakos. Griuvau stipriau negu motokrose. Jo, ką tik Arnelis įrodė, kaip man spirtų į koją, aš pagavau ir apverčiau ir griuvo stipriau negu motokrose. Aš tau spyriau ir dar save labiau susižydžiau. Nu, aš tvarkiai. Kas čia vyks? Fuck the system. Normaliai už tvoros, normaliai. Čia dabar bus Čiapo editas, kaip rengėsi ir moco. Viskas. Kelintas Čiapas. Čiapas pirmas atvažiavo, ką tik baigėsi važiavimas, matė trumpą editą, nežinau, čia kažkas girdisi per šitą. Nesigirda, žinai. Nesigirdi? Nu, davai, davai. Monsterio mergaičių, žiūrėkit. Jo. Parodyk, ką darysi. Vietoj 5. Žinot, kaip būna monsterio mergos rodo šitos šiandien įstelis. Normaliai. Jo, pasileisti plaukus. Laikinkit, sharingit. Čia yra Martino sesė ir kita Martino mergaitė. Pasakyk labas. Labas, va gerai. Domis! Kiek laukia šilumos? Kokia 27? Daugiau. Ir man su Maike šortais nelikis karšta, ar ne? Dabar su apranga. Kosmosas, ar ne?
Kelintas būsi? Pirmas. Pirmas? Pažiūrėsim po video, jeigu Arnelis nebus pirmas, Tai laikas. tai visi ne. komentarus dedam tagą Arnelis Dukas. Einu aš dabar iki trasos ir bus Arnelio važiavimas ir norėjom įsitraukti droną, bet pažiūrėjau, kad tik 20 minučių begaliu filmuoti fotikę, tai netrauksim, nes dronas belekiek užima vietos. Ir reikia man nusipirkti naują kortelę, nes šitoj kortelėje labai nedaug telpo, o su šito fotiku, kai geresnė kokybė, irgi labai daug vietos užima, tai bandau kažką nufilmuoti. Pažiūrėkite, batus labai labai geri ir man jau pavargo ta koja, jaučiu pradėjo tinti, nes lakstau po tą trasą. Tai... Ką tik teisėjas sakė, kad Arnelis pirmas niekaip nebus. Ir dabar Arnelis ką tik apsilenkė, čia vos negriuvo, ten kažkur vos negriuvo, ar dabar Arnelis pirmas važiuoja ir tikiuosi, kad pabaigs pirmas. Šoka Arnelis, opa, pirmas. Dabar visiems važiavimas, Karolukas stabdžius remontavo ir priremontavo, nebevažiuoja. Opa. Daračius nafui. Daračius nafui. Daračiukas yra jo konkurentas, jau bus prigribavęs, nes Daračiukas važiuoja dabar antras, tik nematau, kur yra. Mechanikai stabdžius sutvarkėm, lėks Karolukas vėl. Šalmą užsisek. Tai va, nekomentuosit Arnelis. Negalit sakyti, Arnelis Dukas, Arnelis buvo pirmas. Arturce antras. Karolis Grybas stabdžius susivarė. Ką Karolį pakomentuosi su stabdžiais savo? Malodės. Reguliavai. Žinai, ko trasoj reikia atsuktuvų primėti, tik daugiau raktų. Jo, idėja. O, maladėts. Tai ką duosi? Kas tu buvo, kad apsilenkė? Kaip tai apsilenkė, aš nemačiau. Nusivalyk. Ir krešinai? Šaunuolis. Tai va, būtų Arturiukas buvęs pirmas, apsilenkė, liko antras, nes griuvo. Maladėts. Labą dieną. Labą dieną, vaikai. Sarnuku varo maudytis. Va, davai, lendam. Ne. Nu, davai. Nu gal. Aš tai lysiu. Davai, lendam. Nu tai davai, aš tave filmuoju, paskui... Nu, tai abu lendam. Nu, nebesai. Davai. Ne, dabar aš tikrai... Tu pažiūrėk, čia net nėra gilio. Iki gurnelių. Bet tu šoks ant galvos. Jo, na. Koja nebeskauda. Tu durno. Šalta. Aš nežinau, kaip suskauda. Šoki, nešoki. 3, 2, 1. Gerai buvo. Fotosesija. Tai va, su Arneliu, tiksliau aš nusimaudžiu, Arnelis bijojo ir dabar prie mano šortų viskas limpa, visos dulkės. Nu, jis turi dėžę rautą, sponsoriai čia jo yra, tai dabar geriam belekiek. Tomas Baltušis kariė, konkursinėse važiavimuose turėjo. Nusimaudai? Pirmąją vietą, geriausią laiką pademonstravo konkursinėse važiavimuose. Žiauriai apnešas. Kartų numeris Tomas Baltušis, Martynas Žaliauskas. Per daiktas. Sportininkai, mato, kad Lemba laiką tavo dar bėga, šiek tiek. ten viskas. Maloniau. Ačiū Karoliui, sponsoriui už dešrainį. Labai ačiū Karoliui. Bliat. Antras važiavimas dabar bus. Eina nahu, iškrito Nu, telefoną. neskeik, antras važiavimas dabar bus. Kaip saibis. Tai gerai, idės kaip keiks. Nekeiksiu, neliek. Antras važiavimas dabar bus. Pirmą atvažiavai antras, ne? Kažkas tokio. Gerai, aš dabar šausiu. Kokanė vadinamas. Kokanė per nosį. Taip, dabar parodys, kaip reikia gaminti. Turim benzą. Va, opa. Tada pasiemam šitą, papurtom. Reikia sutrupinti, kad nebūtų gabalais, nes per nosį tai gabalais negerai. Va, tai padarom. Pasidarom, turi vizitinę kortelę. Turiu. Takelių reikia prisidaryti. O kai trakelį prisidarai? Supili čia, va taip. Ir tada. Šitą reikia išmest geriau šiukšlių dėžę, kad nieks nematytų, nes čia kontrobandinį, jo. Įpilam vandenį. Vanduo turi būtinai būti žalia giria. Opa. Toliau užsukam. Dabar užsukę paimam, išplaksim gerai. Gerai, kai yra tikrai sutvarkyta, dabar plakam. Opa. Situacija dabar yra tokia, kad su Arturce turėjom talonėlių, pavalgiam. Čia kai mokykla, žinot, būna talonėliai, tai čia jeigu dalyvauja irgi duoda talonų. Talonėlį ant to. Jo. Ir šiaip tai kamera jau įsikrauna, drono neįsitrauksiu. Nusifotkinau su kokiu 30 vaikų, nežinau iš kur tokia paklausa nuotraukų šiandien. Su komentatorium gurkšnėlaus išgeriau, šokėjų yra čia. Fainai čia. Atvarykit ir jūs į motocrossą kada. Jo, gal aš jums Jušką atitrauksiu, gerai? Juška tai garsas, jūs galite šokti. Ne, dabar visiškai rimtos, jo, supratau. Va, šitam Į priekį. draga. Okei, bravo, super. Okei. Ir pirmoji vieta. Ponas Stiliau, Martynas Čepa. Minučių mese, okei.
Gerbėmėjai, jūsų aplodismentai Martynui Čiapui, Evaldui ir Mariui. Aplodismentai, Juška! Marčius taurę gavo didesnę negu Lietuvos šiandien. Nevėžio šokių studija įteikia šampaną ir limonado kortą. Gavo taurę, gavo šampaną ir gavo rauto. Devintasis startas. Arnas. Pirmoji vieta. 44 starto numeris Artūras Daračius. Spartan klubas. Pirmoji vieta. MX1 klasė. Ar galėjai Artūrai patikėti? Žiūrėkit. Opa. Artūriuko klubas kokią taurę pratraukia? Normaliai? Bišį neišlaikau. Nu? Varom šiandien. Kur? Tenais. Bišį mašino į karštą. Bet atvariau su Artūrcija, išvarau su Karoliu ir vis tiek atsidursiu pas Artūrciją, man atrodo, ne? Ir dar nežinom kur. Dar nežinom. Vakaras ilgas, 7 valandos. Fotikė 5%, tai video nebeilgas jau. Kas svarbiausia, Chebra, kad mano pažįstamas... Panašu, kad reikia dar kartelį per naujo perinkti telefono numerį, nes kažkaip linija nenori pradėti dirbti. Mano pažįstamas dirba radijoje ir dabar skambina Artūrcijai pasveikinti su motokroso ten pergalę šiandien. Negi neatsilieps. Miega jisai jaučia. Nagi. Na, dar šiek tiek palaukėkime ir. Na, panašu, kad bent jau iš pirmojo karto mums nepavyko prisisūrai. Trečia. Kaip sekmadienis? Gerai sekmadienis, ar ne? Čia tokia gera žinia pas tave yra, kiek girdėjau. Pirma vieta motokroso varžybose. Ir kaip jausmas? Tapti nugalėtoju. Dažnai jau tenka? Na, kartais. Kartais, ar ne? Nu tokį, kas skambina? Nelabai. Pasveikinti, linkėjimus perduoti Lukas ir Karolukas, vat būtent su motokroso pirmąją vietą. Noriu paklausti dar, Artūrai, kaipgi tas visas sportas, ar jis yra išties toks labai sunkus, ar galima susitvarkyti? Atsiprašau visų už pabaigą, išsikroja fotikas ir dabar yra kita diena, pirmadienis, aš montuoju video ir žiūriu, kad nėra pabaigos, užmiršau aš ją iš tikrųjų nufilmuoti ir vakar varžybos iš tikrųjų buvo gan geros, žiauriai, visas įdegiau kaktą, pažiūrėkit. Nežinau, ar matosi, bet ta prasme, nu, taip dar reikia sugebėti degti kaktą. Kaip ir sakiau, varžybos buvo draugams žiauriai geros, Čiapas pirmas, Artūrcija pirmas ir panašiai, tai maladies Chebra ir taip manau video ir pabaigsiu. Labai dėkui visiems, kad žiūrėjot video, nepamirštam paspausti subscribe mygtuko, žiauriai daug ką reiškia tas subscribe mygtukas. Šeirinam video, parodom visiems draugam, pasidalinam būtinai ir rašom į komentarus nuomonės, ką manot apie video, ar patiko ar ne, nes darbo nemažai įdėta, reikėjo nemažai editint, daug sukarpyta ar panašiai, tai labai bus dėkui, kad įvertinsit, laikinam video ir dar kartą dėkui, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą.